Gerai? Vaikams. Nu, gražu ir džinsiukai tokie. Tavo atsidažęs kvapas tave? Vieną kartą, jau pusę metais kažkada labai senai. 2 metai. 2 metai. Nori dažyti šiandien? Gerai, kad iš padažyti turi. Gerai. Nu atsigauti, kaip kalinais biškai paprastai. Tai sėskit, tada pažiūrėsim, kokia spalva. Gerai, mes geriau nesimaišom, bet jaučiamės pavargai. Daryti grožį, kurti grožį, iš tikrųjų darbas yra labai nelengvas. Pirmą kartą matom žmogų, surinkti jam, pririnkti ir sudėlioti rūbelius, kad jisai jaustųsi gerai ir kad gražiai atrodytų ir dar plius, kad jaustųsi gerai, kad tai būtų jo drabužis. Kad tai nebūtų drabužis vienam kartui. Išeis, pasipuoš vieną kartelį ir paskui žiūrėsi tos drabužius kaip į svetimą daiktą. Taigi per tas porą valandėlių reikėjo susidraugauti, reikėjo vieną kitą pajusti. Jinai metė iš pradžių mano renkamus drabužius, gal sakė, ne, aš su sijonu neįsiu, man sijono nereikia. Bet labai džiugu, kad mano kolegijai labai patiko spalvos ir aš manau, kad jinai šventės diena bus labai, bus tiesiog pavasariškai, vasariškai spalvinga.